O. Skrybėlaitė. O kas dabar bus? Matote, kas gražus lipa ant scenos? Taigi savo pasaką paseksiu. Kiek prisimenu, miške vilkas, alkanas ir piktas, ėjo aplankyt kažką. Ne, ėsti ruošiasi kažką, aplankyt ėjo Raudonkepuraitė ėjo. Ėsti ruošiasi kažką, Raudonkepuraitė? Tai turbūt vilkas ruošės ėsti. Vilkas ėsti ruošiasi kažką. Takeliu linksma mergaitė. Žinot, Raudonkepuraitė. Aplankyt senelę ėjo. Voveraitės ją lydėjo. Nepyk. Ir visi paplokime, kad būtų pasaka graži. Zuikai. Vienas zuikis. Puikus zuikis. Pamojuojam zuikį, žiūrėkit, kaip jis jums moja gražiai. Čia visiems jums mojuoja jisai. Taip, labai drąsus zuikis. Paplokim Raudonkepuraitėm. Kokie šaunus mūsų šie mažyliai. Ir kokios varlės gyvos buvo. O mamos kokios šaunės, paplokite tėčiai visi. Bet kokias kepurės ir skrybėlaitės, žiūrėkite, kaip mano tik.